Sveiki, malonūs žiūrovai ir klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę apie vienatvę ir kaip vienatvė veikia valgymą. Prasidėjo viskas iš tiesų nuo to, kad skaičiau tyrimą apie paliktus vaikus, angliškas terminas left behind children, apie tokius vaikus Kinijoje ir toks liūdesys suspaudė. Supratau, kad čia tik pavyzdys. Iš tiesų tokių reiškinių yra ir daugiau, įskaitant ir visą kartą Lietuvoje, kurie taip pat patyrė, ką reiškia, kai tėvai emigruoja tam, kad uždirbtų pinigų ir palieka vaikus seneliams, tetoms ar dėdėms, ar tiesiog savo patiems. Apžvelkim, kaip vienatvė veikia valgymą. Vienatvė paprastai apibūdinama kaip suvokiama diskomfortą, neigiamą savijautą, kai lūkesčiai apie santykius su kitais žmonėmis skiriasi savo kokybę ar kiekybę nuo realių santykių. Dažniausiai valgymas dėl to sutrinka. Tačiau šios du reiškinius sieja abipusis ryšys. Iš tyrimų jau žinome, jog valgymo sutrikimai skatina atsiriboti nuo kitų žmonių, o vienatvė savo ruožtu skatina nesveiką valgymą kaip disfunkcinį veikos būdą. Vaikai gali patirti vienatvę dėl to, kad jiems trūksta saugaus ir artimo ryšio su juos globojančiais suaugusiais. Jų gali fiziškai nebūti šalia arba suaugę gali negebėti tokio ryšio sukurti dėl patiriamų ekonominių, socialinių, fizinių ar psichologinių sunkumų, ligų ar tiesiog patys neturėjo saugių santykių patirties. Vaikų mąstymas dar negeba apdoroti tokios dviprasmiškos vienatvės, kai fiziškai suaugę yra šalia, bet emociškai į vaikų poreikius nereaguoja. Tokie vaikai būna labiau linkę į persivalgymą. Tyrimai taip pat rodo, kad seneliai yra labiau linkę naudoti maistą kaip nuraminimo priemonę anūkams ir tai prisideda kaip žalingo santykio su maistu veiksnys. Paaugliai gali būti atstumiami savo bendraamžių. Čia priežasčių irgi žinome daug, pradedant statuso skirtumais, baigiant dėl asmeninio nesaugumo kylančiomis patyčiomis. Ir nevalgus vaikai ir maistą ribojantis paaugliai siekia nors kažkaip atgauti kontrolės jausmą, nors savo kūnui jie jau negali kontroliuoti nieko kito. Persivalgymo priepuolių metu patiriamas derealizacijos arba išsijungimo jausmas taip pat tampa žalinga, bet tą akimirką padedančią atsipalaidavimo akimirką, kurios nepavyksta gauti kitais būdais. Anoreksijos atveju sustiprėja vidinis balsas, kuris tampa vidiniu draugu, bet ragina žalingą valgymo elgesį. Daug laiko socialiniuose tinkluose praleidžiantis paaugliai taip pat gali patirti tokią dviprasmišką vienatvę, kai jie jaučiasi turintys ypač daug ryšių, bet jie visi yra pernelyg paviršutiniški. Mano skaitytame tyrime yra svarbus kitas aspektas. Valgymas labiau sutrinka tiem vaikam, kurių tėvai dažniau grįžta namo, negu tiem, kurių tėvai negrįžta ilgai. Nors tai prieštarauja buitiniai logikai, kad geriau nors trumpam pasimatyti, bet realybėje pasikartojantis pokyčiai ir iš tėvų pusės rodomas noras kompensuoti savo nebuvimą vaikams kelia daugiau streso. Suaugusių žmonių amžiuje vienatvės poveikis labai priklauso nuo gyvenimo pokyčių. Vienišos moterys dažniau persivalgo, vyrai dažniau pradeda valgyti per mažai arba imasi perdėto mankštinimuose. Tai statistiniai duomenys nebūtinai taikomi asmeniškai. Negebėjimas gyventi su patiriamomis emocijomis yra susijęs su valgymo sutrikimu, o daugumai žmonių vienatvė sustiprina šį ryšį. Pagyvenusiems ir seniems žmonėms dažniausiai atsiranda praktinių sunkumų, sunkiau gauti šviežaus, sveiko ir skanaus maisto, trūksta gebėjimų maistą paruošti ir saugoti, nepadeda ir atsirandantis atminties ir dėmesio sutrikimai. Žinomas ir irgi liūdnas arbatos ir džiūvėsėlio fenomenas, kai kompanijos trūkumas mažina motyvaciją maistą gaminti ir valgyti. Maža to, vienatvė kaip fizinė būsena ir vienišumas kaip emocinė būsena tiesiogiai prisideda prie mąstymo gebėjimų prastėjimo, o tai yra dar viena priežastis, dėl kurios nukenčia mityba. Na, tai kągi daryti? Jei galite kontroliuoti savo aplinką. Planuokite valgymo pasimatymus su bendraamžiais, tai tinka ir vaikam, ir pagyvenusiam, ir bet kuriame suaugusiame amžiuje, kad valgymas ir bendravimas vėl taptų susijusiais reiškiniais. Mokykitės pastebėti ir atskirti vienišumo jausmą nuo alkio jausmo, nes valdyti galime tik tai, ką galime įvardinti.
Iš savo namų aplinkos pašalinkite nesveiką maistą, kuriuo malšinate vienišumo jausmą. Jei negalite kontroliuoti savo aplinkos, tai ieškokite ir raskite palaikymo grupės, taip pat ir nuotolinės, kuriuose galite kalbėtis apie jums svarbius klausimus. Praktikuokite dėmesingumą ir gebėjimą toleruoti nemalonias emocijas ir vienišumą. Naudokite su maistu ir vienatvės jausmų nesusijusias priemonės savo nervų sistemai raminti, tokias kaip sunkias antklodės, šiltas vonias, gamtos garsų klausymą ir panašiai. Tikiuosi, kad šventės jums šių minčių netrigerins, nors per šventės tikrai dažnai sprendžiam ir valgymo, ir vienišumo klausimus. Tikiuosi, kad jūsų šventės bus malonios, tokios, kokių ieškote, ar ramios, ar spalvotos, ir atneš jums išsipildymo ir pasitenkinimo jausmą. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvieno įrašu. Įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Po tekstu taip pat rasit nuorodas į išsamesnius mokslinius tyrimus ir į keletą knygų, kurios padės išsamiau susipažinti su šia tematika. Gražių švenčių, taikos ir ramybės.